du reportažus, kur mūsų ir savo. Kodėl jūsų, kam jūs reportuojat? Ką? Tai kad būtume kažkam parodyt galėtume. Hello guys. Tai bet mes atskridom į... Ir palaukit prisiminti. Malagavą. Mes atskridom į Malagą. Taip, dabar esam šalia mūsų apartamentų. Ateinam dabar iki parduotuvės. Nesimatai. Einam į pliažą. Gerai, mes atvažiavom, kur mes atvažiavom. Tai tradicinis baltas andalūziškas kalnų kaimelis pietų Ispanijoje netoli Malagos ir pakrantės kurortų. Tai jūs galit garsiai kalbėti. Jo, ir mes čia dabar pasivaikščiosime. Šilta labai. Ir man kaista viskas telefonas. O kaip mašinai buvo karšta žinokit. Mes dabar lipam į parkingą, kuriame pasistatė mašiną. Čia tik 500 metrų vaidoj. Bet pizdės. Ir aš veidą nudegiau. Taip aš visa raudona. Aš biškį mašinai prisnaudžiau ir jūs pažiūrėkit, kokia aš raudona. Atvažiavom į, norėjau sakyti, oro uostą. Į laivų uostą. Grįžom namo, šiek tiek užkandom ir dabar eisim pavalgyt. Kadangi aš nemėgstu žuvies, tai labai sunku atrasti kažką, kas ne tik žuvį gamina. Bet kažką radau, kažką išsirinksiu galbūt. Ne žuvies, tai tikrai nevalgysiu. Atvažiavom čia kažkur į kalnus, į kažkokį taką vaikščiot, ir mes nežinom, ar gausim bilietus. Ir dar kol atradom, kaip apskritai tai kitų bilietų dasigaut. Biškį praėjo laiko, bet dabar einam. Tikimės, kad bus bilietų dar. Nes čia dar iki mašinos 20 minučių atgal eit. Čia per Rūlius visur. Tai vat.
Ir dabar atvažiavom į šalia esantį miestelį, į kavinę kažkokią. Tai va dabar iki jos einam. Sustojom nusipirkti vaisių, nusipirkom dėžę mangų. Ten labai daug apelsinų ir pomidorų, man rodos, ir tada davė vieną avokadą ir dabar tėvai nenoriu. Ir dabar tėvai valgo apelsinus. Aš gumą kramtau, tai aš nenoriu apelsinų. Kuo toliau važiuojam, to prastesnis ryšys. Ir aš noriu iš mamos telefono persikelti nuotraukas ir man nepaeina, nes ryšio nėra. Taip pat also aš žiauriai raudona ir man taip skauda viską, man traukia visą odą, aš jaučiu, aš senėju tiesiog sekundėm. Kišenytė yra šlapia. Dabar važiuojame į kažkokį kitą miestelį. Austrių paragauti. Aš nemėgstu, man čia smirda ir aš apsivemsiu tai. Kai ragausi. Buena, rica. Rica, otra de calidad para tomar. Tėvai vėl kažką nusipirko, dar nenusipirko, bet tai nusipirks. Ragaut, vėl kažką iškriaukliu. Nu kaip? Nusipirkti maisto rytui ir vakarui. Aš jau to, kad mano mama tiesiog į visas pusės laksto. Atvažiavom į Gibraltarą ir pasiėmėm turą ir ten matosi Afrika, kaip dėtis užstoja, tai ten. Dabar einam iki urvo. Dabar eisim į apžvalgos aikštelę, man rodos. Ten tos dvi žionės pradėjom mašinos laipės.
prie Beždžionių. Takas nusileidimo. Ir dabar atvažiavom į kitą aikštelę. Man išversti ją. Ir sustabdė mus, dvi ispanės merginos ir paprašė pafilmuoti interviu. Ir jos anglų nekalba. Ir buvo žiauriai sunku susikalbėti. Tai jos naudojo transleitą. Ir klausimai buvo apie gyvenimą Gibraltare. Ir aš čia negyvenau. Ir sakau, aš čia negyvenu. Sako, tai apsimes, kad gyveni. Ačiū. Ir dabar nusipirkom šokoladą. Atvažiavom į centrą. Ir basically mes čia tiesiog vaikščiosim. Nes šiandien jokių kažkokių planų nėra. Gal į kokį muziejų nueisim. Tai va. Nuėjau į Kiko Milano ir mane išdažė ir man nuvalė apatinį makiažą padažydama. Labai prasti makiažo skilsai Kiko Milano parduotuvėje su darbuotojų, bet nusipirkau lūpų pieštuką ir blizgį. Dabar vaikštom, iškai susirižau plaukus, nes karšta buvo. Suvalgiau čiupo-čiupso, kai mažas vaikas, kuriame buvo guma. Šiaip nežinau, kur mes dabar eisim. Aš dabar tiesiog vaikštom ir aš atrodau kaip kiaušas. Užsisakėm čiūrų. Dabar laukiam. Žodžiu, labai jums norėjau pafilmuoti, kaip mes einam per parduotuvės ir virš mūsų praskrenda lėktuvas, kuris kyla. Ir nespėjau. Sorry, guys. Bet apsipirkom. Tai dar 30 kokių minučių kilus tik tais. Palaukiam dabar. Ką nusipirkom. Tai first of all. Kažkokį glosą. Putlinantį. Aš dabar užsitepus. Glosas kaip glosas, sakyčiau. Bet labai skaniai kvepia ir labai faina konsistencija. Tada nusipirkau lūpdažį. Ir tai tokia spalvytė. Štai netokia. Turim iš Kiko Milano. Turim lūpų pieštuką. Lūpų pieštuką Shade White, let me tell you, 31. Ir tada turim Kiko Milano 300 Hydra lip glossą. I love it. Degintis, nes aš negaliu grįžti į Lietuvą tokia balta. Ir jo mano veidas yra nudegęs vis dar ir raudonas, kaip matot, ir mano kakta pradėjo, dabar jūs nematysit,
Bet pradėjo luptis ir aš šiandien bandžiau ryte tiesiog ir visą nušveist. Čia biškį žaizdą pasidariau. Upsy. Bet, žodžiu, aš jau susirašiau miegoti, tėvai dar vaikšto kažkur ten. Bet aš jau eisiu miegučio. Žodžiu, gais, grįžau namo. Buvau paplūdimyje 4 valandas. Ir po to užėjo debesis toks nefainas ir galvoju, einu namo. Grįžau ir pročio dabar neberdėsiu. Bet aš jau tingiu atgal eit. Bet tai kiek įdėgiu, tik į ką balkonę galiu dar pasideginti, bet jau dabar pasidarysiu kažką valgyt, kas čia yra likę. Tėvai išvarė, nežinau, arba su mašinu, arba pasivaikščiot. Net neišvaizduoju. Šiandien tėtis užsisakė masažą pliaže. Sakė, labai patiko. Ryte išskrendam kažkelintą valandą. Žodžiu, išėjau pasivaikščiot. Jau yra kitas rytas ir mes jau susidėjom daiktus ir varysim į oro uostą. Tai ties čia savo video ir pabaigsiu. Tikiuosi video patiko, susitiksime kitame ir čiau braškės.